Na ką, mėlyjeji, noriu jūs paskatinti, nebijoti draustis ir drausti save, apdrausti savo vaiką, apdrausti savo vyrą, būkite apsidraudę visi šeimoje. Kai atsitinka nelaimė, tada mes ieškomės pagalbos iš kitų, ieškom ir prašom, kad mums padėtų finansiškai, bėgam visą galvą kažką daryti, užsiemam už galvos ir galvojam, nuo ko pradėti. Tai faktas, kad pinigų suma, kurią jūs dabar investuosite į draudimą, neapsaugos jūs nuo traumų ar kritinių ligų. Bet kai jums atsitiks toks dalykas, jūs turėsite pašoniai savų pinigų sutaupytų ir dar turėsite draudimo išmoką, kuri jinai duodama jums tada, kada jums jos labiausiai reikia. Atsitiko trauma, atsitiko kritinė liga, jūs iš karto gaunate išmoką. Ir jums nereikia sukti galvos, kas liečia pinigų sumas. Tiesiog investuokite į tai, kur po to sau padėkosite.